Greitu metu pamatysit milijonus, milijardus, o galbūt net trilijonus pinigų, dolerių ateis į kriptovaliutų rinką. Per spalį, rugsėjį pamatysit tai, ko dar niekada nematėt. Bitcoinas toliau vėl augs į viršų ir mes pamatysim vėl dar šiais metais naujausias aukštumas. Aš manau, kad tikrai pasieks daugiau negu $150,000 per vieną bitcoiną. Ir aš pasakysiu jums kodėl. Dėl to, kad dar vienas aktas bus pasirašytas. Mes turėjom nesenai pasirašytą Genius Act ir dabar mes turėsim dar vieną aktą, kuris jau yra nubalsuotas. Tai yra Clarity Actas, perduotas Senatui. Laukiam, kol Trumpas pasirašys ir tai įvyks per 60 dienų. Genius Actas davė mums reguliacijas ir aiškumą grinai stabiliom monetom, o šitas Clarity Actas mums duos daug daugiau. Atsiras aiškios apibrėžtos taisyklės, reiškia bankom, finansinėm institucijom, draudimom, kreditų kortelių kompanijom, fondam, apskritai S&P 500 kompanijom. Bus aiškumas ir saugumas, viskas aiškiai tiksliai apibrėžta. Jie jau galės įeiti į rinką saugiai ir pradės plaukti šimtai milijonų, milijardai, galbūt net trilijonai pinigų į kripto rinką per ateinančius 2 mėnesius. Dabar šitom institucijom jau bus aišku, kaip jie gali pirkti, kiek gali pirkti, kokius reportus turės atsiskaityti valstybei, kaip bus tvarkoma buhalterija su kriptovaliuta ir panašiai. Žinoma dar, kokius mokesčius jie mokės už tai. Atminkit dar vieną dalyką. Rugsėjį spalį turėsim Fed mitingus dėl palūkanų normų mažinimo. Tai vėlgi, jeigu bus sumažintos palūkanos ir greičiausiai, kad jos bus, didelis kiekis pinigų ateis į kripto rinką. Viskas sukrenta į vieną vietą ir taip jau prasideda bulius.